Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko iniciatyva kasmet suburti verslo bendruomenę, įvairių įstaigų ir įmonių vadovus bei savivaldybės atstovus pietums ir šiemet sulaukė didelio susidomėjimo. Pirmiausia, tai jau tradicinis susitikimas su verslo atstovė, su mūsų bendruomenė. Ir šiandien sulaukėm svečių, kurie druskininkus nežino taip gerai, nes neteko susipažinti. Taigi aplankyti objektai, kurie yra ir socialinės paskirties, ir verslo, ir mūsų seniūnijos, ir bendruomenės centrai. Tai leidžia susipažinti mūsų svečiams, Seimo nariams su ta infrastruktūra, kuri yra sukurta mūsų bendruomeniai. Pagrindinė mūsų bendruomeniai, darbo vietos ir tai naujas požiūris į druskininkus. Manau, kad diskutuojant apie tiek verslo perspektyvas, tiek mūsų kaip kurortą, tokia informacija yra būtina. Verslas uždavė klausimus mūsų svečiams, ypatingai buvo daug klausimų ūkio ministrui Sinkevičiui ir diskusijose, aš manau, visada ir gimsta geriausi sprendimai. Meras Ričardas Malinauskas pristatė druskininkams aktualias temas ES finansinės paramos 2014-2020 metų laikotarpio pagrindinius druskininkų planuojamus įgyvendinti projektus, buvo atsakyta į verslininkams rūpimus klausimus. Renginio dalyviams pristatydamas druskininkuose įgyvendinamus ir planuojamus projektus, meras pasidžiaugė, kad jau vykdomi vieno iš svarbiausių druskininkams objektų – modernaus kultūros centro projektavimo darbai. Jau įgyvendinamos visos druskininkų plėtros strategijoje numatytos kryptys, o atsiradus šiuolaikiškam kultūros ir kongresų centrui, čia bus galima plėtoti ir kultūrinį turizmą. Meras pasidžiaugė, kad Banko Citadelė duomenimis druskininkai vertinami kaip viena palankiausių savivaldybių Lietuvoje investuotojams. Tai labai svarbu pritraukiant į kurortą ir naujus investuotojus. Ričardas Malinauskas susirinkusiesiems pateikė 2016 metų turizmo statistiką ir supažindino su pagrindinėmis 2017 metų veiklos gairėmis. Dėmesio sulaukė ir mero pristatytas numatomas naujas projektas – virš Druskonio ežero atsirasiantis interaktyvus vandens ekranas ir šviesų instaliacijos. Savivaldybės vadovo manymu toks reginys pritrauktų daug svečių, o ir Druskininkų krašto bendruomeniai tai būtų smagi pramoga. Druskonio ežero krantuose įrengti galingi projektoriai žaistų šviesomis ir sukurtų nuostabų reginį. Vandens ekrane būtų galima demonstruoti įvairius vaizdus, net ir filmukus vaikams. Renginyje dalyvavęs ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius pristatė vyriausybės planus padėti smulkiajam verslui. Jis kalbėjo apie savivaldybėms kylančias problemas dėl žemės ir žadėjo, kad ūkio ministerija padės ieškant dialogo su nacionalinė žemės tarnyba. Man paliko įspūdį šilta atmosfera, nes dažnu atveju valdžia, vietos valdžia ir verslas mato skirtingą miestų ar savivaldybių plėtros kryptį, būna įvairių piktumų. Džiaugiuosi ir matydamas, kad čia ir verslas, ir politikai vietos žiūri viena kryptim, kaip savivaldybę padaryti atraktyvesnę, įdomesnę turistui atvykstančiam, kaip ją pritaikyti vietos gyventojų žmonių poreikiam. Tai tas turbūt daro įspūdį ir norai, ir ambicijos, pamatuotos, plėstis, augti, sudaryti palankės sąlygas ateinančiom investicijom. Tai tas džiugina, kad yra gyvenimas, jisai vyksta, ne kažkas laukiama iš Vilniaus, kad atsirastų vien tik tai parama ir gerybės, o dirbama nuolat ir kasdien ir matosi akivaizdus rezultatai. Jeigu vyriausybėje, kada svarstysim jūsų noras dėl, sakykime, konferencinės arba kultūrinės erdvės, tai tikrai aš matau, kad tame yra racionalumo ir ne tik tai viena ambicija, bet pamatuoti norai su būtinybė jį čia turėti. Pažadėjau, kad tikrai iš savo pusės palaikyčiau tokią iniciatyvą. Visus susirinkusiuosius pasveikino Seimo nariai Zenonas Streikus ir Virginija Vingrienė. Druskininkų jaunimo užimtumo centro direktorė Aušra Nedzinskienė renginio dalyviams pristatė jaunimo įdarbinimo programas, o apie 2017 metų kultūros renginius ir šventes papasakojo kultūros centro direktorė Rimutė Vinerskaitė.